Sveiki, mano brangus klientai ir žiūrovai. Grįžau iš po ligos, visų pajėgumų į rinką. Noriu jums parodyti naują triuką. Tiksliau, man seną, bet jums bus naujas. Noriu parodyti, kaip atpažinti, kada yra automobilio variklis remontuotas. Parodysiu gyvai, puikus egzempliorius, kaip galima išvengti rimtų problemų. Tai va, žiūrim. Štai čia turim moterų numylėtinį Mazda CX-5. Automobilis su 2.2 dizeliu varikliu, kuris yra labai nekokybiškai pagamintas dėl savo trumpo ilgamžiškumo. Dabar jums parodysiu, kaip atpažinti, kada variklis buvo remontuotas. Tai va, atpažįstama yra iš visokių šitokių varžtelių, sukinėti varžtelį. Matosi sukinėtas varžtelis EGR. Ir štai čia sukinėta, bet esminiai varžtai, kurie laiko variklį ir variklio pagalbę, slepiasi štai tenais. Vat būtent, leiskit sufokusuoti kamerai, šitie varžtai. Matot, jis yra buvęs sukinėtas, čia yra apibraižyta šalia, kai buvo pakeltas variklis, iškeltas variklis, kai buvo. Norėjo jį taikyti atgal į vietą, tai tenais pabraižė ir matosi keli brėžimai ir varžtas ne visai į vietą pastatytas, būtent vat šitas. Tai vat, iš šių dalykų galima spręsti, kad variklis buvo arba keistas, arba remontuotas, arba kažkas su juo daryta. Jeigu variklis remontuotas pas mus lietuvius, žinokit, jeigu garantijų neduoda, tai nebereikalo neduoda garantijų. Nes, iš tikrųjų, mūsų meistrai padaro pigiai, valio, kad pigiai padaro, bet jie nepadaro gerai, kad tikrai tas variklis laikytų. Nei jie duoda garantijas, nei pardavėjai. Taigi, rekomenduoju visiems vengti tokių automobilių, kurių varikliai yra tvarkyti, daryti tada, kada nesuteikiama garantija už tai, kad variklis sutvarkytas tikrai kokybiškai. Dar čia biški pakritę gali užsidegti, nors čia bendrai nedegė medžiaga, tai reikėtų gal tiesiog pašalinti arba pakeisti. Tokie reikalai, grįžus iš po ligos, automobilių visokių randam, lekiam toliau ieškom. Jeigu jums reikia tvarkingų automobilių, kreipkitės į autopatikrą, padėsim surasti. Arba patikrinsim, ar jūsų išsirinktas tikrai tvarkingas.